Labą rytą. Ir vėl prie ežerėlio. Šį kartą ką bandysim gaudyti? Bandysim gaudyti tas, kas kibs, o šiaip tai orientuojas į karosą ir karšį. Vėl toks įdomus ežerėlis. Bandysim, kaip ir sakau, gaudyti karosą. Šį kartą kompanijai su manim Rūnas vaikšto ten kažkur tolumoj ruošiasi. Ir šiek tiek apsimėtėm daiktus. Neberodžiau, kaip ten statausi kažką, tai pasistatėm palapinę. Aš pasistačiau palapinę, porą skėtukų. Ir už mano nugaros, matot, ežerą. Taigi ką, eisim neužilgo prie pašarų, daug apie įrangą gal labai nepasakosiu šį kartą. Tai tiesiog iš karto nepamirškit paspausti laiko, subscribe ir žiūrim, kaip man seksis šitą žvejybą. O aš po biškį einu ruoštis ir jūs viską pamatysit jau nuo kameros ant krūtinės. Tai va, priklaupsiu ir šiek tiek pašnekėsiu apie pašarą. Ką naudosiu pašarui? Šį kartą naudosiu dar nenaudotą pašarą. Tai būtų Harrison firmos vanilinės tipo karšinis jaukas. Tai jį supilsiu visą. Tai iškart taip ir padarom. Yra šiek tiek stambių detalių, bet man tai patinka. Kažkokių panašių į grikių lukštus. Ir kvapas tikrai vanilinis, toksai lengvas, saldus. Tada be abejo naudoju Active Feederį, tai VD firmos. Jisai sprogdina jauką vandenį. Geras priedas, kaip tik šiuo momentu yra Norfoj 40% akcija, tai nepagailiu ir nusiperku daugiau. Šito naudosiu pusę kilogramo, kol kas pasigaminsiu apie 1,5 kilogramo jauko, o po to bus matyti. Kadangi jaukas gaunasi toks ganėtinai šviesus, būtinai jį tamsinsiu. Dedu juodo dažo. Nesvarbu, kokios firmos naudosit, bet nusidažau juodą spalvą. Šiaip labai dažo pirštus, tai atsargiai. Manau, kad čia yra tiesiog maistiniai dažai, bet kas čia žino dėl sudėties. Tada be abejo spalvoti džiūvėsėliai, kuriuos įdėsiu link susidrėkinimo galo ir būtinai gyvi. Ta prasme, gyvi tai būtų baltymai. Turiu šį kartą 2 dėžutės. Turiu dėžutės dziko, jį paskandinsiu į vandenį, kad numirtų ir sudėsiu ant galo jauką. Dar ko nepaminėjau, man patinkantis priedas, tai yra džiovintos, skaldytos arba neskaldytos pinkos. Jas irgi dedu į galą, jos prisigers vandens ir pataps skęstančios, kai kurios ir taip skęsta, tai toks gausis, kai kurios gal pakils, tai yra pliusas dėl to, kad labiau trauk žuvį. Ir taip, dėl pačio vandens maišymo, tai ką dėsiu, tai būtinai naudosiu Sansaso firmos slieko priedą. Jo naudosiu labai nedaug, kad šiek tiek, kad neprisižaisti ir panašiai. Jis man pasiteisina, toks ganėtinai, sakyčiau, geras daiktas, tik tai reikia neperdozuoti. Ir turiu dar šiek tiek Traperio firmos bioaktyvatoriaus.
Jisai skatina žuvį maitintis ir tuštintis, tai manau geras priedas. Irgi pagal normą nededu, įdėsiu mažiau negu priklauso. Trečdalį kažkur tai buteliuko. Ir viskas, kas liko, susimaišyti jauką ir eit prie šėrimo, kas bus spūdmikse. Tai su jaukais kol kas tiek, susitiksim, kai darysiu spūdmiksą ir ką naudosiu spūdmiksui. Tai va tokia vietelė. Biškį buvau įbrydęs ir biškį praktiškai pasimaudžiau. Tai prasiroviau čia žolės, buvo kampė žolių. Tai biškį dumblas, biškį smigau. Aišku, nelabai patinka, bet ką padarysi. Dabar kitas dalykas, reikia kažkur tai įsibazuoti tinkliuką. Oba, į duobę. Ir prisėmiau truputį. Nieko tokio. Biškį prisėmiau. Reikia biškį artin smėgti. Na, čia bus smagu. Ilgesnių guminių nepasiėmiau, tai teks, man atrodo, truputį ir pašlapti. Dabar kitas dalykas svarbus, tai sitelis. Jį nusimetu šone kažkur tai. Ką, dar pamiršau pasiimt kuoliuką vieną įtempt sietui. Nu jo, vienu žodžiu principas toks, tai irgi bandysiu gaudyti netoli kranto, netoli už žolių linijos, tai čia gal kokių apie 15 metrų nuo kranto. Vėjas man visai patinka, pučia iš šono į mano pusę, tai manau turėtų viskas būti super, o jau kai bus su kibimu, tai bus matyti. O dabar kas liko pasiruošti meškeres, išsipakuoti spombą ir padaryti pirmą jaukinimą. Spombinsim, biškį pasišersim. Tai va, vienu žodžiu, užsimečiau visas meškeres netoli kranto, apie 15 metrų nuo kranto, pasitikrinau, ar šėryklos neskęsta. Aišku, gylio bus nedaug, metras 50, kažkas tai tokio. Tai panašiu atstumu, apie 15 metrų ir darysiu šėrimą. Šersiu su spūdu, su spomba ir kas būtų naudojama šėriminė bazė, tai būtų toksai granulių ir saldžių kukurūzų miksas. Kaip matot, granulės ir kukurūzai. Tai trumpai apie granulės, ką naudoju iš granulių, tai būtų viskas iš Fishfoodo firmos. Tai galiu pavardinti, aš jau turiu tokį pasidaręs namie miksą, tai būtų low oil, fish meal, halibut, tada būtų žalios GLM-o ir krylio granulės. Tai va, visą tokį miksiuką maišau su kukurūzais ir mesim į vandenį. Šeriam.
Ir taip kol kas sumesiu kokias 5-7 spombas. Manau, pradžioj užteks. Grubiai pašėrimus darysiu kas kokią valandą, kas 2 valandas, po 1, po 2 spombas, taip iki vakaro. Yra šiek tiek kartais minusų šeriant arti su spomba. Dėl to, kad originali spomba arba padielkos, nesvarbu, kartais krisdamos nenuspaudžia priekinio mygtuko, jos arti, kai šeri, nukrenta taip. Tai dėl to neatsidaro. Tai čia biški nervinantis dalykas, bet nieko, kartais reikia permesti. Nu ir darom paskutinę ir kol kas pertrauką. Eisiu, pasiruošinėsiu bailiukus. Stemėlės jau paruoštos, tai užsidėsiu bailiukus, atsirinksiu, kuo gaudysiu ir neužilgo užmetinėsiu meškeres.
Ganėtinai šiltas oras, kaip matot, nusivilkau. Tai va, meškerės užmečiau, visos meškerės aplink šertą tašką ir pradžiai pabandžiau All Sorts Ringerso bailiukus. Tai būtų, ten man atrodo 4 spalvos yra. Morkvinė, oranžinė, balta ir geltona. Tai pabandžiau morkvinę, geltoną ir baltą, užsimečiau, lauksim kažkokio sujudinimo ir žiūrėsim, ar vyks kažkoks veiksmas. Tai ką, dabar yra 11:30 ir grubiai užsistatau timerį ir permetinėjau meškeres kas 30 minučių. Tai va, kol nėra kibimo, galim pašnekėti biškį apie trumpom sesijom mano naudojamą įrangą. Tai būtų skėtis, tikrai nemažas. Lemba, jisai man atrodo virš 2 metrų dydžio. Čia kolegos, tai palyginus čia yra vaikų žaidimas. Aš naudoju būtent Nitro firmos, patį didžiausią skėtį, tai tikrai principė veikia vos ne kaip palapinė. Aišku, ne palapinė, bet taip. Tada būtų Foxo palapinė maža. Taip, mano ūgiui jinai yra šiek tiek mažoka. Jos aukštis apie 1,40 m. Ilgis 2,40 m, tai realiai pilnai telpa gultas. Taip pat ir kėdė pasistatyti, bet trumpom sesijom tikrai apsisaugot nuo lietaus superinis dalykas, tuo labiau, kad galima nusekti visą šitą pusę ir gaunasi tokia užuovėja. Tai pliusas tame, kad jinai pasistato realiai gal per minutę. Pas jie yra tokie žiedai aplinkui, tu ją numeti ant žemės, ištrauki ir jinai pist ir atsistoja. Tada lieka tik tai statyti 3 stripelius ir prismaigstyti prie žemės. Tai labai greitas pastatymas, superinis. Kaip matot, laikrodukas tiksi ir permetimus darau kas pusę valandos. Permetimus kas valandą, kas 2 supipsėjimus padarau šėrimą. Tai va, o dabar yra ne maždaug, o lygiai 3 valandos ir laukiam vakaro po biškį. Laukiam po biškį vakaro. Nu va, sėdžiu paskėčiu ir vienu žodžiu dabar yra 5:30 vakaro ir po biškį pradedu tikėtis kažkokio kibimo. Turėjau porą kibimų dieną, tai net nebuvau užsidėjęs kameros, bet tie kibimai irgi tokie buvo kojiniai, patempimas ir iškart numetimas. Tai nieko rimto. Dabar vis pastoviai kas pusę valandos darbas, visas meškeres permetu ir dedu po spambytę vieną. Principė, sakau, vėjas didelis, kol kas kibimų nėra, laukiam nakties ir vakaro. Nu, taip dažniausiai ir būna vasarą, pavasarį ir taip toliau. Nieko keisto. Tikėkime, kažką išeis iškrapštyti. Ir galiu pasakyti, tarp kitko geras daiktas, tikrai skėtukas, Nitro firmos pats didžiausias, jeigu nepameluosiu, 2,50 m plotis
tai jį galima pastatyti ir lygiai virš savęs ir šonu. Tai gaunasi tokia kaip šiokia tokia palapinė, užuovėja ir panašiai. Tai superinis daiktas ten, kur reikia užuovėjos arba reikia nuo saulės apsaugos. Tai nepamirškit apsilankyti ažuklė.lt. Ten galite rasti daugiau nitro produkcijos, kaip ir mano meškerių dėklas ir taip toliau. Tai pasižiūrėkit, gal kažkas patiks, tiks ir jūs sugundys. Tai kol kas tiek ir laukiam. Kažkas panašaus į kibimą pirmą, 18:30 ir nieko nėra. Ai, dėja. Kažką nedidelio. Karšiuką, mažą karšiuką. Ką darau paskutinį šėrimą, sušeriu viską, ką turiu, čia dar kokios grubiai 5-6 tombos. Tai kadangi nėra labai kažkokio aktyvumo ir gilis šitoj vietoj yra mažas, tai tiesiog vos plačiau pamėtysiu prieš naktį. Skrenda sraigtasparniai. Ir ką? Kadangi vakare nekybo, bandysim sulaukti kibimo naktį. Tai sušeriu, kas liko ir persimetu visas meškeres. Labas rytas, gražus rytas. Tai ką, naktis praėjo ramiai, nieko pagauti nepavyko. Ir baigiam šią žūklę, laukiam kitos. Tai ką, susitiksim kitose video. Iki.